Zuikių karalius. Taip poną Gediminą vadina žmona. Vyras juokauja, kad Irena Zuikių karalienė. Ir Gediminą ir Ireną sieja didelė meilė gamtai, o ypatingai pilkiesiems laukiniams kiškiams. Jie ilgausius glosto, maitina, fotografuoja, žaidžia su jais, lyg su savo vaikais. Pasakoja apie juos, lyg kalbėtų apie tikrus žmonės, gyvus žmonės. O šie ir elgiasi taip. Sako, kartais net paviduliauja savo šeimininkams. Žurnalistė Edita Klaunauskaitė ir operatorius Alvydas Laurinavičius iš Kiškių karalystės. Tėtušis, staigutė, čigoniukė, bepirštėlis, padramaikiukas, striukumbukas ir daugybė kitų kartais net sunkiai ištariamų vardų. Tuos vardus išgirdome klausydamiesi pasakojimų apie pilkuosius kiškius, apie visą kiškių gausybę, gyvenančių Marijampolės rajone Tamulinų šeimoje. Jų beveik 50, apgyvendinti vagonėlyje, kieme, narvuose ir net kambaryje, laksto per lovą, po stalu ir net miega kartu su šeimininkais. Pirmas šeimos kiškutis, galima sakyti, pats atliuoksėjo į Tamulinų kiemą. Nu, per šitą sodą ėjau su šuniu. Žmona, reiškia, ir šuniukas užtiko žolėje kiškutį mažiuką. Ten pradėjau, aišku, jau su juo žaist. Na ir bijodami, kad nesužeistų, ten jau taip jau įsikšuo. Kad ir mažas, reiškia, ateimė tą kiškutynai. Na ir ką darytas. Pirmas auginimas buvo gana sunkukas, aišku, nes 2 savaitės, kas 2 valandas maitinau šį. Jis labai ten mažai tų pienukų lakė, valdišką pieną davėm. Ir tiesiog bijojau, kad, žinot, gali nugaišti, bet jis nieko, jis puikiai augo, užaugo. Va, nu, paskui jau nuo to ir prasidėjo, jau sužeistus atneždavo. O šiaip šitie jau sužeisti pas mus užauga. Kartais, nu, netyčia, jie kartais ir pasimyli. Bet kai pagalvoji, dabar laukiniam žvėreliui uždrausti meilę irgi būtų nusikaltimas kažkur, tai nu, negalima, tai vis tiek nors kartą reikia metuose. Tai va, nu taip, truputėlį mums įėjimį čia pasidauginu šiek tiek. Čia jau mus kaltina, kad tai veisimas yra, bet mes tikrai jų neveisim. Daugiausiai kiškių gyvena kieme stūksančiame statybinėme vagonėlyje. Deja, šių ilgausių pamatyti mums neteko. Sako, pajutę nelauktus svečius, jie išsigąsta, pradeda blaškytis, daužytis. Bijo pora, kad mažyliai nesusižalotų. Vagonėlis, kuriame dabar įsikūrė ilgausiai, kažkada buvo pačios poros būstas. Marijampolės pašonėje ūkininkaujanti pora savo namelį kiškučiams perleido susirūpinę, kad mažyliams nepakanka vietos. Gediminas ir Irena patys įsikūrė nedidelėme vieno kambario namelėje, kur net 2 žmonėms pakankamai sunku prasilenkti. Jų daugėjo ir reikėjo, kaip sako, vis tiek kažkaip tai atitvarstyti, kad jie ten taip jau, na jau ten brolis su seserė ten, ar ten ir panašiai, kad nesiporuotų. Tai tvarščiau ir reikėjo paskui jau trauktis. O tai vagonėliai jie dabar atverti, ar ne? Atitverti, taip. Nu, broliai seserys, jie visi panašus tarpusavį, kaip jūs atskiriate? Ja, nu, kaip sakyti, ir mažiai jie skiriasi, o suaugę tuo labiau. Nu, kaip ir žmonės, kodėl. Iš veidų, iš charakterių. Bet iš veido, kaip sako, iš snukučių. Jo akys, reiškia, vienų didesnis, kitų mažesnis, auselės, vienų didesnis, kitų mažesnis, įvairiai labai ten jie. Visi skirtingi. Irena, jūs iš vagonėlio išsikrausite, perleidote kiškučiam. Atsikrausite, dabar čia įsirengėte, ar ne? Ir žiūriu, vėlgi yra, kiek čia, 6 jau kiškiai gyvena? Na, tai čia taip ir buvo, kad pirmiausia jis tą ligonį atsikraustė. Sako, viskas, va, jinai pasveiks, aš ją išnešu. Na, ta ligonikė, aišku, sveiksta iki šių dienų. Viskas aišku. Na, paskui atsirado šitas ligonėlis, manau,
pupukas, jisai nesivaldo nuo pusės. Čia buvo klausimas, jį augint, neaugint, visgi nuo pusės nesivaldo. Tai yra tikrai sunkus darbas, yra 3 valandos paroje. Tai jau daug laiko atsiima. Visgi nusprendėme auginti, nes pažvelgus į jo akis, negali neauginti jo. Tai va, tai tą zuikutį mes auginam, tai buvo 2. Na, kaip kiti atsirado, ką jau aš tyliu, jeigu jau įsileidom, ką dabar čia prieš vyrą prieštarauti, nelabai ir išeina turbūt. O paskui kur kraustysitės, jeigu čia užleisite dabar šitiem kiškučiam ir daugiau atsiras? Na ne, turbūt jau žinokit, jau dabar jau ruošiam šitą posėjus, jau čia ruošiam voljerus, čia mums reikia juos ruošti pagal ES standartus, nes laukinius gyvūnėlius reikia laikyti erdviau nei kartais žmonės. Jie labai myli kiškučius, rūpinasi, glosto, pasakoja apie juos kaip apie savo vaikus. Regis jiems nieko netrūksta. Vis dėlto, kaip minėjo ponia, porai priekaištų turi aplinkos apsaugos pareigūnai. Jeigu statybinė vagonėlį gyvena apie 40 kiškių, neaišku, narveliuose, kiti palaidi, ten yra ir jaunų kiškučių vada, 3 kiškučiai arba 2 kiškiai laikomi tokiam narvelyje, kad gal ten 1,5 kvadratinių metrų, o kada suaugusiam pilkajam kiškiui reikėtų 4 kvadratinių metrų ploto ir tiek yra pakratų, kad jau jis negali judėti, ausimis siekia viršutinį sietą, tai yra jau tikrai nežmoniškos sąlygos. Ir tokia jo meilė, kad leiskim, jis maitina kombinuotais pašarais specialiais, morkomis, obuoliais, kai kurios net pienu girdo, tai nereiškia, kad tai yra meilė. Man atrodo, kad bet kuriam žmogui, irgi jeigu mes sudarysim jam tokį išbalansuotą tą maitinimą, gerą, visą kitą, bet nesudarysim jam sąlygų judėti, tai turbūt irgi bus negerai. Gediminas pažadėjo kiškiams pastatyti daug voljerų. Tam numatyta nemaža pieva, metalo tam turi, statybinių medžiagų kaip nors įsigis, jokių problemų didelių vyras čia lik ir neįžvelgia, tik laiko tarp žemės darbų reikia rasti. Gero maisto, kaip ir minėjo susirūpinęs pareigūnas, savo augintiniams pora tikrai negaili. Vienam kiškiui Gediminas per mėnesį išleidžia 16 litų. Kadangi jų daugiau nei 40, tai mažylių maistui kas mėnesį skiriama beveik po 800 litų. Ką, ne vienas kiškis nebuvo atsidūręs jūsų keptuvėje ir katile? Dar ne. O čia dėl ko? Dėl meilės jiems tiek? Ar nebandėte, nebuvo toks noras? Jūgi labai daug sakėte. Nu, daug.